Angelų palaiminimai. Išsirink vieną iš 3 variantų. Pirmas variantas. Šis angelas yra atsakingas už komunikaciją ir kadangi jis atkeliavo apverstas, tai reiškia, kad svarbu atsirinkti, su kuo mes bendraujam. Svarbu, ar išvis mes bendraujam, ar norim bendrauti. Nes jis kviečia mus bendrauti, dalintis arba atvirkščiai, jei mes per daug laiko skiriam bendravimui, išsiblaškom, išsimėtom ir taip nebegalim surinkti savęs, pabūti savyje. Antras variantas. Stebuklai, Hamidas. Kada atkeliauja Hamidas, jisai prašo patikėti stebuklais. Stebuklai yra ir kartais mūsų protas nesugeba rasti tinkamo sprendimo varianto. Todėl Hamidas kviečia tikėk stebuklais. Ir trečias variantas. Gabrielius visada neša žinią. Dažniausiai ta žinia pas mus ateina per šaltį, mums tiesiog pasidaro šalta ir nejauku arba pašiurpsta kūnas. Ta žinia gali ateiti per kitus žmones. Įsijungiam radiją, staiga girdim, transliuojama tai, į kokį klausimą ieškom atsakymo. Gabrielius ateina visada su žinia. Būk dėmesingas ir įsiklausyk į ją. Taigi, 3 variantai. Onkagonas, Hamidas ir Gabrielius. Bendraukim, tikėkim stebuklais ir įsiklausykim į tą žinią, kurią mums siunčia angelai. Ji kartais būna labai subtili ir ją reikia pamatyti arba išgirsti. Sėkmės jums.